Nu, kon jūs oro uosto darbuotojai, sveiki, gyvi, nežinau, kelintą dieną, bet esmė toj, kad jaučiu po biškį vėloji skrydį. Žiūrėkit, 5 žvaigždučių viešbutis buvo malonu, atsisveikinam. Man skrydis už 2 valandų, bet pasirodo iškėtų oro uostą. Aš užsisakiau skrydį ir nepažiūrėjau iškėtų, iš kokio oro uosto. Galvau, kad iš to patį oro uostą į Katroną atskridau čia į Meksiko City, bet pasirodė ir 2 oro uostą. Vienas ir čia miestas, kits ir už 40 km. Imu greit kuprienį ir įvarau į oro uostą, gal spės turų 2 valandą kažkiek. Aš irgi bėgu, o. Skrydis už 2 valandų, bet į Laipinėms tai prasideda už valandos. Su taksu važiuoti rodo apie 1:10. Vien Uberis jau buvo pripat, bet atšauk, dabar kietą lauk 4 minutės. Wow, panašu, kad spėjau 30 minučių iki įlaipinimą, bet tikrai jau spės. Geras dalyks, kad skrydis netarptautinis, o vietinis, tai nebus jokios pasų patikros, jokios kontrolės. Tiesiog tą aš patikrinu ir iškart privartų galiu varyti. Viskas super, suspėjau. Ačiū Dievau. Buvau bet kiek prišėkisi bat. Taksiu ar sun 180 autostradą pralėkį. Tai tur dabar geras 20 minučių da pavalgyti. Iš vieso, kur aš čia skubu. Taigi skrendu į Meridą. Merido, 6 pasaulio stebuklas. Nu ko, nusileidau į Meridą, 2 valandas skridom. Bet koks aš kaušas. Aš atseit mašiną išsinuomojau, o kad mašiną išsinuomojau nuo vakar, datą buvau pasirašęs nuo vakar, tai kažkaip nesugalvojau tokį dalyką. Žodžiu, netoks datas buvau įrašęs. Šiandien atskrendu. Sak, neturtų jokios rezervacijos. Aš atsiver telefoną, žiūrėjau rimto nėra, pasirodo buvau nuo vakar dainos. Tai man šį vakar jau kažkas laukia privartų su mano vardu, bet tas Paulius neatvyka. Ir rezervaciją nuliavo, aišku. Tai šiandien gavau pasiimti, iš naujo išsakyti. Ir aišku, kaip veito rezervojus ten mašiną perki, tai būn daug brungiau. Tai 4 dienom 150 eurų. Čink. Tai dabar tiesiog šitą gavau raktus ir pasakė, kokio veito ir, tai einu per aikštėlį ir iškos savo mašinas. Sakė, visišką naują mašiną. Ta prasme, sakė, su 0 kilometrų. Aš netik, su 0 kilometrų negali būti, bet sakė, bus pats pirmas mašinas nuomotas. Pasisek, reiškis. Chevrolets, visišką naus. Kažkoks, kažkur. Čia turbūt. Chevroletų nematau. O, šitą. Man Chevrolets. Kokis lėmpas, naujas. Ką gražiai šveit, man patinka, tos lėmpas taip šveit. San Luis Potosi. Tokie numeriuką. Graž, šiap numeriuką. LT žiūrėkit užrašyta. Iš kur žinai, ką lietuvis namuosės? Savo. Aveo Lithuania. Tokia amerikanska mašina. Bet va, Lietuva, tai visiška bazinė, pats pigiausiai. Ar gal čia da nieks net kojais nebuvo. Ne, kažkas jau buvo užmynė, sakė, naują mašiną. O tai ką, prieksime įguoti to mašino, dabar biški... Aš aišku, kad planavau mėguoti porą naktų mašino. Kap nejauku naujo bus mėguoti.
Lipduką nenulupti dar. Ne, palikiam tom gėrį čia. Nu, pažiūram, kiek tų kilometrų įpravažiavęs tas Chevrolets. Ne jau, nu su 0 neįmanom, bet tai gali būti iki 10, tipo kokie 4 gal. 7,5 kilometrą pravažiavot. Nu, bet tikra, na, 7,5 kilometras, kai tau, na, tikra mašina. Bet ką prie kanos nesudėrbt mane. O čia bus iššūkis ne tik mašino mėgot, bet mėgot naujo mašino. Tai padarysim pirmąjį užkūrimą su Chevrolet Lithuania. Pirm kartą naujo mašino nusičiaudžiu jau. Kiek bus daug pirmų kartų mašino. Ir tūnas karbi suvalgyt, ir sėdynis aptaškytas, ir daug visko atsitiks pirmų kartų to mašino šio kelionė. Reikia pažiūrėti dokumentą. 225 modelis raš. Čia realiai ateities mašina. Šitą dešinė modelo 2025. Šiaip įdomi, čia in China, Kinijoje pagaminti, nu tebūnė. Nu ko, visai smagiai atrodo važinėjas, kiek čia 1.5 variklis, man atrodo. Užteks, čia kalnų nebus jau, pajūry. Tai važiausiam tiep. Dar net nežinau, iš tikrųjų, kur važiauti. Be Google Maps dar čia bišką aplinko pasisukinės, paskiau sustos įveit, žiūrėsim, kur čia mums reikia. Žinot, ko? Gal atvažiavau čia iki miestų biškį jau ir su ten. Circle K. Bet ne degalėn. Čia tiesiog parduotuvė Circle K. Prikol šiap. Taip atrodo, kad kažkur telšius vaikščiai. Bet va čia ir eglutė. Ta prasme, man, sakau, niekap nesusireš, kad aš galiu pamatyti tom pačiom dvijom akim ir palmi, ir kalėdų eglutė. O kalėdų eglutė ir baseinį švies. Kalėdų eglutė baseinį. Žinokė, ten kito pusė kažkaip švent vykst. Kažkas koncerton. Tikrą varom pažiūrėti. Žmonių nelava klausos. Žiūrėk, čia baseinį turi sėdėti, nu aš dabar vandens nėra. Bet čia žiūrovams veit ir baseinį veit. Žiūrėkit, kokį eglį. Un tryšiau stolp, tiesiog tas, kur būn raudona balts. Visai prikol čia. Visą miestį matos. Radau biškį kietą dar centrinį gatvį. Nasau, kiek čia daug žmonių. Kokį ilgą tą gatvės. Pažiūrėkit, va šitai basank nebloga, ne? Meksikonų basank.
Spektaklis kažkoks. Si salías de la casa, no, si no, no cantabas. Su Grinchu. ¿Que le cantaba una ramada? Sí, un pedazo. ¿En serio? A ver. ¿Quién sabe la ramada? Que me cante un pedacito. Gera, tikra, užteks vadalotė šiandien. Jau ir posi 9 vakar. Iš vėjų gal reikėt pieškom tiesiog variau. Tai biškį užtrukau čia vaikščioti. Reik varyti mašiną, reik varyti mėgoti. Taik šitą gatvėlis čia. Meridas. Visai mielas gatvės. Tikra Meksika. Kino čia ta nauja mašina tokia. Dievai brangus. Tai jo, sustojau tiesiog į aikštėlę ir varau mėgoti jau. Belė kap nor mėgo, jau ir 9 valandas vakar. Koks 9? Pusvidau liks, Jėzau. Pusvidau liks, jo. Labanaktis stingam už 3 sekundžių. Labas rytas. Nu ir kon, to naujo mašino visai nebloga, iš tikrųjų išmėgojau. Oi, tu savo, tu jau šlipsim pažiūrėti, kur čia mėgojau. 7:24 ir jau ir 20 laipsnių šilumos. Wow, čia Meksiko temperatūra yra puikiai. Tarp kitko, oficialiai skelbu, kad aš esu pats pirmasis žmogus, katras išmėgojo to šitą mašiną. 2.25 mašin bus pagaminti tik ta kitas metas, o aš jau išmėgojau. O čia, kadangi matau ir maistą prekių parduotuvių ir žmonės jau eina vėdu, tai gali būti, kad čia nuo 7 atsidaro. Varau kažkom pasiim pavalgyti tą progą. 7 ryto. Nemaža žmonių jau, kornė čia vis tiek skub. Nu tai dabar spėjams, ar nusipirkau kažkokį normalaus maistą, ar visokių bizabrazijų nesąmoningų prisipirkau, nu katrų jokios naudos. Nežinau, pažiūrėkim. Iš tikrųjų pasėmiau dar šėltą krosaseną kažkokį su salota ir su kumpiu. Vienas krosasens. Kažkaip buvau šviežių sausainių prikepta. O galvoju, ar aš negaliu pasiimti sausainių šviežių? Galiu. Paskiau pasėmiau mėlynių kibirioką. Paskiau pasėmiau aviečių, nes buvo prie pat mėlynių padėtas. Ir paskiau dar pasėmiau 5 bananus. Tai čia kažkaip man tokiai pusryčiai. Bet naujo mašino ir nevalgoma, reikia eiti lauką pavalgyti. 8 eurų švies mokėjau. Keistas kvapas. Tas krosans buvo 3 iš 10. Bananas nuostabus. 9,4. Koks skanus. Tai šiandien buvo nuspręsta į pasaulio stebuklą nevažiuoti. Pasaulio stebuklas bus Lonkoms rytuo. Šiandien ar norės biškį aplinką, o čia pasitrinti, tai dabar varom iki tokį seną irgi senovinį miestelį. Ir ten ir tokį ukšmaliaus piramidį. Tai šiaip gera atrodo. Tai varom iki tos piramidės yra apie 70 km. Varom pažiūrėti Meksikos piramidžių, kaip atrodo. Negali apsisukinėti. Jo papa, nu mes nusižengsim taisyklėm ir apsisuksim. Ey, siempre con mi Dios y mis sanjuditas a la orden del viejón y con mi compita que no falte mi amor. Ella es muy bonita, sabe que la cuido yo. Porque la prende, la puma, la pasa, la para elevarnos un rato. Nos vamos de antro, muy destapando, siempre enfiestado, pacastronando y en arrancones me ven tumbando. Dabar žiūrėkit, aš taip važiuoju. O, ir pametu telefoną, kuntik, bet nevažiaudams dabar. Ir galvoju, būtų nebloga teibiškai sustoti pakimarinti. Ir privažiuoju kažkokį apleistą rančą. Žiūrėkit. A jums neatrodo, kad aš čia galėčiau pasivaikščioti? Čia turbūt buvo jis kažkoks sensų viešbutis toks pakelės.
Tik čia gali būti gyvačių, tai tiksliai. Žiūrėk, kokosai ir prikritę. Žiūrėk, kiek kokosai. Iš tikrųjų, žinokit, aš su savo keitu botu visai praspirčiau, ant labai lengvas ir išdžiūjus. Ui, čia su lovom dar tebėra. Su čiužinės, ko nesitikėjau, tai čiužinių rasti. Tikra lova. Oho. O, šliopansas. Koks būdavo medinis toks. Ko norėčiau prisimasti. Tualetą, damų ir kabalėrų. O gal dar ir kokių damų vidų užsilikę, reikėtų pažiūrėti. Damos, kur jūs? Prašome keltis nuo suolo, Paulius atėjo. Šikšnosparniai. 3 šikšnosparniai vidaus skraido. Alach. Vo tau ir damos. Žiūrėkit, ein parodys aš jums tu šikšnosparnius. Gal dar skraidys. On tą viršų. Ne, aš iš tikrųjų net nebijau, bet tiesiog taip netikėta lava pamačiau ir sušukau biškį kaip moteriškį. O, kaip čia gražiai! Pažiūrėkit, kokį paveikslą. Čia man atrodo šokaniai prie 6 pasaulio stebuklų, prie Čičenicas. Arba prie tos piramidės, prie katros mes dabar važiuojam. Bet paveikslas absoliučiai šviežus. O, čia bars yra. Alus. Sol. 4,5 litras 100 mililitrų alaus, toks karbonkių. Kon čia turim dar barį? Daugiau barį nieko nebeturim. Tik tą veidrodį. Kiek šikšnosparnių ten vidų! Ir labai daug Pepsiaus buteliukų, bet jaučka tušti. Tu jau pražvelgsim. Tai šikšnosparniai man biškį erzint, bet aš šonas irgi jaučia erzint. Pažiūrėkit, kiek buteliukų. Coca-Colos buteliuką metų. Ir aš metus. Ai, nu čia nėra labai sen, čia jaučiu 2008 metų, šiaip spėčiau. Kas tas kristal? Toik nesugėris, tikrai ne apie tos kristal. Coca-Cola Zero. Gail nebuvo pilnų buteliukų, visi jau ištuštinti. Būčiau tikrai paragais vieną. O, vertai. Nu sakai, graži vertai. Žiūrėkit, kiek čia buvo virtuvėlė nebloga. Čia dujinį buvo. Kiek šitų šikšnosparnių jopapa. Šita baseinas. Būt gera kokosą eina mesti.
Ką išsitaškė jaukinga. Surenku 7 laikus ir išsimaulau šitam baseinį. Aišku, kad ne. Gera, mon iki piramidžių čia belieka apie 10 km jau. Tai tu jau būsim. Pažiūrėsim vieną archeologinį miestelį. Nu, žodžiu, atvažiavau. O Santa Eleno 28 laipsnių šilumos. Iš tikrųjų, būnant laukia, atrodo daug karščiau. Aš keporis neturiu. Kažką tikiuosi, kad gali būti, kad čia pardavinės. Jeigu pardavinės, tai būtinai jo reiks nusipirkti. Nu, ko atvariau, susimokėjau už parkingą 5 eurus, už įėjimą čia į archeologinį saitą 5 eurą ir iškart nuvarėjau keporis, iškart pasimiau pačią pigiausią keporį. 10 euriukų. Užrašyti Meksiko ir čia tas, man atrodo, tos veids pavadinėms Uksal. Ką ten lietuviškai vadinas, nežinau. Učala kažkoks. Tiesiog buvo pat pigiausiai žiauriai nekokybiškai, išsiuvinėtų tragiška, bet montuoja reikėjo. Nu ką, paš jums? Atrodo, žiauras turistas. Man atrodo labiau ne turistas, bet kaip furistas. Nu ir kon šitą Ukšaliaus piramidį Maja pastatė. Oho, visai gerai atrodo, kaip iš paveiksliukų. Gera, dabar vienas dalyks. Pasirodo, kainavo ne 5 eurų, bet 25 eurų. Su tavo bilietu už 5 eurus mums nieks neįleid. Sakė, čia tik meksikonams už pitaką. Sakė, eik pakeisk bilietą. Tai vietoj pitaką reikės sumokėti 25, užsieniečiams tai kainuon. Ir paskiau su GoPro dar bandžiau praeiti. Pasirodo, turi dar susimokėti ten beveik 10 eurų. Tai aš atsisakiau, sakau, nefilmau su to GoPro, sakau, pafilmau su telefonu. Geras, sak, su telefonu gal. Tai šitą ant rankos nešiojus, sako, tavi stebės. Nu, tegu steb. Tai šitą tokį Ukšmaliaus piramidį. Meta tikslus nėra aišku, bet kažkas ten nuo 6 iki 10 mečiaus. Čia šitą toks miestas buvo. Tai būtent kaip tas miestas klestėjai kažkada ir pastatė nuo čia. O kaip Egipto piramidės, kad sak, ten statė po 10 metų, tai čia atseit per vieną naktį pastatė. Tai ant dar ir kitie vadinam magų piramidį. Nes tiesiog magišką per vieną naktį atsirado. Cipu. Čigu, legu. Pažiūrėkit, koks čia vidinis kėjims ir prie tos piramidės. Eik tu savo, kaip stadionas. Kaip keito atrodo. Toks uždaras. Meksikona į tus dreižus išvies net nekreip dėmesiaus. Aš vienas pats atsistojus filmuoju visą enį praein. Matyt, čia pasnų kasdienybė. Galbūt, ką pasnų kėjim tiesiog vaikščia tokie. O aš toks, furist atsistoja su kepuri. Filmon. Žinot, kas man čia bišk stebien, kad čia į kai kurios kambaris gali įeiti tiesiog vėd. Aišku, ir ženklas, kad atsargia, bet manas skraida. Bet leidu žeiti. Leidu žeiti ir niek nepamatyti, nu. Šiaip forma kaip piramidė Egipte. Tuoj seimas lygis.
Aš dabar biškai pagalvojau, o tai čia nėra kažkokia biškai tautų neligybė, kad meksikiečiai mok pitaką, užsieniečiai 25. Kokia čia logika ir paaiškinkės. Nu ir varysiam laukon jau. Greitai sukertam kažko, ant smūgiaus ir važiuojam. Pirmas patiekalas majų sriuba, tie vadinos. Atrodo baisė, bet saik čia ir su špinatas. Laba neskani. 2 iš 10. Ir dar vienas patiekalaizeris. Fadžitas. Chicken fadžitas. Tas padažas dešinė, violetinis, atrodo labai bloga. Kaip nevirtų bulvių košė. Nevirtų bulvių košė visiškai. Nu, laba atmestina. 4 iš 10. Tai aš valgiau va čia šitą, to pačio teritoriją, kur ir bilietus pirkau. Prie įėjimą į ton miestą sumokėjau 500 pesų. 28 eurų. Su tau maistu tai susigadinau nuo tai kėlį. Galvau, čia bus toks geras restorans, visgi tokį turistinį vietą. Bet sumoki daugų gauni šnipštą. Nu ir važiuojam laukon. Biškį pabuvom, paslonkėjom. Užteks, varom. Žiūrėkit, važiuoju. Žinot, kom pamačiau? Kažkoks atrakcijų kapinis. Pažiūrėkit, čia iš visokių karuselių, kaip suprant, ir suvežta viskas. Žodžiu, daug visokių atrakcijų. Ir ten, man atrodo, toliau paėjus, ten dar visokių galėtum pamatyti. Bet, pala, nu kamerų jokių nėra. Aiškiai ir tvorų užtverta. Elektra nesisuk. Tai gal ten nieko nėra. Aiškiai ir spyna, ir ta grandienė tikrai neatrodo labai sen. Nu gal pabandyt perlipti. Pasirodė, ten per ton tvorą nereik lėpti. Nereik prisimastyti sunkiausių variantų. Ateini čia biškį šuoną. Ir gali ir su šortas varyti, ir su tavo tik tą nori. Gera, kuo aš bijau, tai tų dreižų. Man tai dreižą nepatinka, aš anų nenoriu sutekti. O su žmonėm susitarsiam, dausiam $10. Ir prišienant į toj kvėjai tikrą reik pažiūrėti, turi grinų kišenė. Grinų pinigų. Nors atrodo apleista veit, bet kartas reik turėti. Tur 300 pesų. Jūs da šiaip nematėte, ne Meksiks pinigų, kaip atrodo. Šitą pidisokėlis. O čia 200 su paukščiu. Su ereliu jaučiu. Tai jeigu reikės šitą dausiam 200 pesų, ten ir kažkas apie 13 eurų. Ir bus ten vis patengiant, man atrodo. Pažiūrėk, koks lėtinas. Iš tikrųjų baisė liesti, atrodo, kaip tiek žmogaus lėtina lieta. Šiaip aš nepagalvoju apie šunis. Jeigu ir šau, bet ne, šiaip, jeigu būtų paleist šau, būtų ženklas, ne? Ir nebūtų kiauros tvoros. Ne, nebūtų šunų, galėmė drosė, man atrodo.
Bet biški peršikau vienu momentu. Gerą, pradedam čia nuo pradžios, žiūram, kas gera. Čia šitą tos dekoracijas ir skirs kažkim karnavalams, kur važiuojant gatvį, pasirodymą visokie. Eitynės. Kokiai zuba. Kokiai papanė, kokiai zuba. Vėma, sau gigantiškai. Super Mario. Super Mario. Sveiks. Mario. Luigis dar. Kon to Luigi? Atseit, čia negera atrodo, čia gera atrodo. Tik laiką klausiams, kad prisveiks, ten gali ir kažkaip trobą. Nu, kon sakys, olia, buenos dias. Nevesks, baisės man kalbėjimą. Kalėdų sienis. O čia man bus vieto Brazilijas. Aš Brazilijoje juk norėjau į apleistą Santa Claus parką. Šitą turėjom daug geresnį. Votau Santa Claus parks. Tarp palmių. Jo, ten ir trobai ir panašu, kada nu kažkas gyvena jaučia. Gera, gal mons nematot, tai pasivaikščiok tada. O, čia poduką tikrai iš atrakcionų, aš galėdavau atsisėsti ir suktėti. Haliucogeninė gryba. O, tas geras drakons. Čia 2000 net nesens, atrodo, kaip gerai išsilaikys. Koks pikts veids. Iš kokį filmą. Tas žiaurė tikroviškas. Žie, alaus netgi ir. Solė, alaus. Ką būt fainė, toik numus turėt vieną. 16 litrų skarbonkį. Šachmata. Dramblys. O, čia dar daugiau alaus. Iš tikrųjų, čia Lietuvo tai 100% šou tikrai bėgiuot. O kaip čia bus, nežinau. Čia gal kupranugaris koks paleidai. Veito šunų. Gerai, čia galim. Jau čia sutiksim kažkom tai jau. Termosus ant stalo padėt. Drabužę padžiauti. Ten ir dviratis, ir drabužę dar padžiauti. Čia tikrai kažkas gyvena, kažkoks prižiūrėtos. Ant tą termosiuks ant stalo padėt. Gal meikt ant sadaba, tegu meikt. Aš gert kaip vakščiu atrodo. Jau čia einu laukon. Jau čia pasigrožėkiam šitą paskutiniam skulptūrom. Bet aš gert kaip vidų vakščiau kažką žingsnį. Vidau gerdas, kad slumpinė sušliuriam kažkas per betoną. Ką papkibau, kas šitokiai? Pagalvau, ką vabala. Au. Nu žodžiu, bišk pasivaikščiojom vis teik. Užteks. Galėjom apseiti ir be 13 eurų. Čia realiai visko jau apie jau niek daugiau nie. Geriau tus 200 pesų savai pasilikti. Ką apkibau vėsas. Vės sobinį apkėbus. Vesks legals gyventos. Bet kepo ar tikra? Tikras furista, ne? Ne turistas, o furistas.
Žiaurė gera frazė. Ne turistas, o furistas. Kokia esmė? Tai dabar furists jau... Ko on dar furists? Viskas, reik varyti viešbutį. Reik varyti ilsėtės. Nes pas mūsų yra... Ai, nu nelaba matos. Dabar jau yra po 4:20. Tai reik susirasti viešbutį, nuvaryti, išmeiguoti ir rytoj 6 pasaulio stebuklą. O, pažiūrėkit, kažkoks gaisras. Aš netikiu, čia papras laužas taip gali degti. A čia laužas? Gal laužas? Nu jo, kažkas tiesiog kurian palaidas. Nu kon viskas, baigiau šiandien važiuoti. Susiradau viešbutį prie pat savo 6 pasaulio stebuklą, 4 km nuo stebuklo. Tai rytoj iš ryto atsibundu ir iškart galės sumauti, bus visiška pripat. Čia iš to toks viešbutans, netgi basens matau ir betunta ten pripat ir gatvė. Nu tak, įdom veitelį. Kaip suprantas, čia su viens pats, bent jau iš čia vis kambarį ir tušti. Aš čia tą vienam gyvenu. Nes davė irgi pačio geriausio vieto, realiai. Dar iš tikrųjų net pats neapžiūrėjau, biškėlį čia apsikrauščiau. Turim tokį kambarį, ir net kondicionierius, ir malūns, televizorius nereikalingas. Nu, kriauklės, tauliks padėvėts. Tai jo, krisiam šiandien čia, prasidėtų jo video montaviams. Ai, tarp kitko, YouTube mes jau susilyginom su 7 vietą, dar kelis dienas ir būsim tvirtą 7 vietą ir tada sieksiam 6 vietas. Tai jeigu dar kažkas nesat paspaudėm subscribe, paspauskit būtina. Tai čia mes jau ir atsisveikinam ir jeigu jau pažiūrėjai iki pačių gal, paspaus like, paspaus subscribe, parašyk komentarą, pasidalink su draugu, o mes susitiksiam turbūt, kad už poros dienų 6 pasaulio stebuklį. Iki!